O nėra taip, kad sporto salėje, jeigu būtų mažiau veidrodžių, tai būtų mažiau traumų? Pasidarai toks nenugalimas, nori to svorio didesnio ir nori ilgiau sportuoti ir tada prasideda traumos. Žinau daug jaunų žmonių, kurie kiekvieną dieną kažkokio aktyvumo turi, vieną dieną salėje, kitą dieną tenisas, trečią dieną dviračiai ir tiesiog tokiam intensyviam gyvenime gyvena. Nuovargis, kurį jauti tiesiog atsibūdęs anksti ryte, tai nėra vien indikatorius, nes čia faktiškai kiekvieną dieną galima jau sakyti, kad gal neįsiu šiandien, nes nuovargis labai didelis. Niekada nevėlu pradėti sportuoti. Tikrai niekada nevėlu, tik reikia pasirinkti pagal savo pajėgumus ir tikrai reikia sportuoti visiems. Bet aišku, geriausia tada tai daryti su treneriu. Vienam sportui reikia pasiruošti sportu, nes iš principo taip yra. Šiandien kalbiname gydytoją ortopedę traumatologę Indrę Koropkinaitę Vaitiekūnę. Tai šiandien mes pakalbėsime apie sporto traumas, apie tai, kaip sporto salėje turbūt dažniausiai matome du tipus žmonių. Vieni kelia svorius, kiti kelia savo ego. Tai šiom abiem temom mes ir pakalbėsim. Tai gydytoja, kokios pagrindinės yra traumos sporto salėje? Na, iš tikrųjų, sporto salėje tos traumos pagrindinės, tai yra tai, ką mes naudojame, pagrindinius sąnarius. Dažniausiai tai yra pečių juosta, čiurnos labai dažnai, alkūnės, neretai riešai, bet to ir nugaros patempimai būna, tikrai dažna. Tai jos visos daugmaž yra tolygiai, nėra tokios vienos vyraujančios? Vyraujančios nėra, gal šiek tiek dažniau atkeliauja su pečių patempimais ar rimtesniais plyšimais pacientų. Tikrai pečius dažniausiai turbūt matau. O sakykite, tos traumos susijusios su svoriais daugiau ar su atlikimo technika? Na, galėčiau išskirti, kad yra taip 50 ir 50. Manau, kad ir pati atlikimo technika kartais būna klaidinga, ypač jeigu pacientai eina patys savarankiškai sportuoti, galvoja, kad jie gali tą padaryti. Antra vertus, aišku, pats svoris, kurie jau naudoja, jis yra truputėlį, kartais neadekvatus, matosi, kad tai yra tas. O sakykite dabar, kada galim sakyti, kad skausmas jau yra rimtas signalas? Dažniausiai, aišku, jeigu sportuoja pacientai nuoširdžiai, dažniausiai porą dienų yra normalu, kad raumuo skauda, nes įvyksta tie mikroplyšimai, jie padeda raumeniui augti. Bet išskiriama tokia, sakykime, saugi riba, 5 kažkur, kai kurioj literatūroje 7 dienos tam vadinamajam atsistatymui, bet jeigu jau skausmas užsitęsia ilgėliau, jau reikėtų sunerimti, kad galbūt yra rimtesnis ar uždegimas, ar plyšimas raumens. Taip pat, aišku, reikėtų iš karto jau kreiptis, jeigu iš tikrųjų įvyko kažkokia trauma, kažkoks momentas, patinimas atsirado, galbūt net kraujosurva, sakykime, tai jau tikrai nereikėtų laukti, ko gero tai nėra geras ženklas, reikėtų kreiptis greičiau negu po savaitės. O Instagram ar turi įtakos sportui? Kaip tai veikia socialinės medijos įtaka sportui? Yra iš tikrųjų, nes vis tiek labai dabar visi turi tas savo paskyras įvairiuose socialiniuose tinkluose ir visi seka tam tikrus žmonės, dažniausiai, kurie atrodo gerai, kurie turi labai gerai sudėtą kūną ir, aišku, norisi lygiuotis į tuos influencerius vadinamosius arba nuomonės formuotojus, dabar taip jau vadina. Tai natūralu. Ir labai dažnai, aišku, norisi to greito rezultato, nes mes dabar pripratę, kad noriu jau tuoj dabar, o ne po metų ar po 2, tai dažnai jie pasitelkia tam tikras papildomas priemonės ir tai neretai yra steroidai, taip pat kiti papildai. O kaip steroidai veikia raumenis, sausgyslės, kaulus? Koks jų poveikis? Jų poveikis yra toks, sakyčiau, ir geras, ir blogas, nes visumoje, ką mes matom, labai greitą raumens augimą, labai greitas rezultatas ir tikrai yra ne viena studija, kur parodo, kad iš tikrųjų 3 ar net greičiau auga raumuo tam žmogui, kuris naudoja steroidus. Bet antra vertus sumažėja elastingumas. Elastingumas tiek sausgyslių, tiek raumenų. Taip pat atsiranda tas, kaip pasakyti, noras dar daugiau ir labai dažnai tai siejama su nutraukimu, nes žmogus nutraukia jį ir iš karto praranda rezultatą, taip kad tokia priklausomybė užsiveda, nes norisi to rezultatų ir jį palaikyti. Tai manau, kad steroidai tikrai ir šiek tiek gal gerina tą būklę, sakykime, bendrą tą išvaizdą, bet iš tikrųjų funkciškai jie nepadeda visai. O kokie dažniausiai šalutiniai poveikiai?
Šalutiniai poveikiai yra patys įvairiausi ir dauguma jų, sakykime, raumenį duoda stiprina, ne? Taip pat šiek tiek asmenybę keičia netiesiogiai. Sakykime, žmonės, kurie turi tą raumenyną, jiems randa tas pasitikėjimas savim, kartais tokios agresijos. Tik tai reikėtų nesiklaidinti. Steroidai nėra psichoaktyvios medžiagos. Jie tiesiogiai neveikia, bet tai yra hormonai, sintetiniai hormonai, kurie reguliuoja nervų sistemą. Todėl mes galime turėti tikrai gan rimtus asmenybės sutrikimus. Taip pat atsiranda kartais tas toks plaukotumas, ypatingai pas moteris. Kūno plaukotumas, mažėja krūtinė, taip pat gali sutrikti menstruacijų ciklas ir labai turėčiau paminėti tai, kad dažnai tai yra negrįžtami pokyčiai. Taip pat, kas dar atsiranda, tai gali atsirasti akne, tas bėrimas. Gali atsirasti netgi strijos pas kai kuriuos. Čia labai sunku yra prognozuoti, nes vieni labai gerai reaguoja į tos steroidus ir viskas jiems gerai, kiti iš karto su šalutiniais poveikiais. Kas yra ilgalaikiai perspektyvai, kokie požymiai, tai labai mažai kas sieja juos tarpusavyje, nes iš principo širdies kraujagyslių sistemos patologijos dėl cholesterolio išaugusio kiekio atsiranda rizika infarktų, insultų, neretai mirtis gresia. Taip pat, jeigu naudoja pacientai tabletinės tas formas, tas vadinamasias oralinės, tai labai padidėja rizika ir kepenų pažeidimo. Turiu pasakyti, kad leidžiami šiuo atveju yra šiek tiek mažiau kenkiantis. Tai tokie, kepenų šiaip gali būti ir apskritai pakitimai, net ir vėžiniai netgi susirgimai gali būti ilgalaikėje perspektyvoje ir labai niekas nesieja tų dalykų. Tai jeigu jie tokie blogi, tai kodėl žmonės naudoja? Ar tai yra ego, ar tai nežinojimas, tiesiog nesidomėjimas? Ir tai, ko gero, nes labai dažnai, visi ten pasidalino tarpusavyje tą informaciją, niekas pas specialistus dažniausiai neina dėl tų steroidų vartojimo. Taip, jos naudoja ir, sakykime, ir mediciniškai yra indikacijos išsekusiems žmonėm po vėžio, sakykime, neatsistatant. Bet dažniausiai tai yra, iš lūpų į lūpas tie dalykai. Ir dėl to nežinojimo, kaip viskas veikia, arba, pavyzdžiui, net yra tikrai labai dažnas niuansas koks, kad vienam jisai suveikia labai gerai tie steroidai, jisai gerai toleruoja, jis gali tą palaikyti, kitas iš karto su šalutiniais poveikiais ir dar trečia grupė, kurių visiškai neveikia tie steroidai. Todėl reikėtų to nepamiršti. Ir aišku, ego dėl ko augina, dėl to, kad gražiai atrodo. Norisi vyram ypatingai atrodyti labai gražiai, išraiškingai, ir moterim norisi, bet niekas nepagalvoja ir nežino, kad gali būti ir visai šalutinių poveikių, kurie nėra tokie geri ir netgi pavojingi. Ar pastebėjote, turbūt ir jūs sportuojate, kad kai kurie jaučiasi nepalaužiami ir perkrauna dėl to save? Taip, aš pati, kai sportuoju, tai aš tą irgi esu patyrusi. Atrodo, pasidarai toks nenugalimas, nori to svorio didesnio ir nori ilgiau sportuoti ir tada prasideda traumos. Realiai yra tas noras įrodyti ir savo, atrodo, ir aplinkiniam, nors jiems turbūt visiškai turėtų būti neįdomu, koks tu esi stiprus, bet yra tai. Bet ar tas jausmas turbūt su steroidais yra dar sustiprinamas, toks ego jausmas ir nenugalimimu? Taip, nes vien tai, kad tai yra sintetinis hormonas, kuris artimas testosteronui, tai iš karto automatiškai eina tie ego dalykai, truputėlį to vyriškumo, to noro, azarto yra. Taip būtent yra. O nėra taip, kad sporto salėje, jeigu būtų mažiau veidrodžių, tai būtų mažiau traumų? Čia toks klausimas labai slidus, nes taip, labai tie veidrodžiai irgi duoda to ego, pasimaitinimo to ego, bet iš principo veidrodžiai turi labai gerą prasmę. Aš asmeniškai visada naudojusi ir ne dėl to, kad pasižiūrėčiau, kaip ten gražiai atrodau, bet, pavyzdžiui, keliant svorius, kad būtų simetrija, kad matytųsi, kaip dirba abidvi rankos, kaip nugara dirba, pavyzdžiui, darant tuos pačius įtupstus, kad taisyklingai būtų ašis palaikoma kojų. Tai manau, kad jie ir gelbsti ir gal be jų būtų daugiau traumų, jeigu kalbant apie tą praktinę reikšmę veidrodžių. O dabar toks ant bangos papildas yra kreatinas. Ką galėtumėte apie jį pasakyti?
Kreatinas, ypatingai kreatino monohidratą visi rekomenduoja, tai yra tikrai geras papildas ir juo galima iš tikrųjų naudoti ne tik tai sportuojantiems žmonėms, jį galima naudoti ir šiaip kasdienybėje, nes jis turi ir kitų gerų savybių, kaip, pavyzdžiui, gerina kognityvinės funkcijas, iš principo gali padėti atsistatyti raumenynui, ten po operacijų, reabilitacijos, labai geras dalykas. Tai aš manau, kad bendrai paėmus kreatinas yra vienas iš tų saugių papildų, kurios galima naudoti ir ilgalaikį perspektyvoje. Tikrai. O dabar gal žmonės tiki, kad tai magija buteliukė ir nebegalvoja nei apie miegą, nei apie maistą, nei apie tą recovery, kaip sakoma, laikotarpį, kokią nuomonę jūsų, kiek žmonės tiki papildais ir neklauso savo kūno? Yra daug tokių. Aš irgi kažkurio momentu turiu prisipažinti, taip galvojau, kad čia vitaminai viską išspręs, bet realiai tikrai ir žmonės, aišku, yra, kurie visiškai prieš vitaminus ir vieni ir kiti turi savo filosofiją ir viskas su tuo yra gerai, bet iš tikrųjų papildai, kaip ir pati galiu pasakyti, kaip iš savo patirties, jie neišsprendžia problemų. Iš principo niekas nepakeis miego, niekas nepakeis subalansuotos mitybos. Tas recovery, aišku, irgi reikalingas, nes tikrai galima persitempti labai greitai ir patirti negrįžtamų visokiausių traumų, po kurių galima iškristi iš sporto. Tai netgi ant pačių papildų reikėtų paskaityti, rašo, kad rekomenduojamas yra subalansuotas miego ir maisto režimas visas. Ir, ta prasme, net patys vitaminų gamintojai tiesiog pabrėžia šitai. Tai, kad mes užsisukame toje magijoje, tai yra netiesa, tai yra mitas, kurį mes patys savo mielai pasisakom ir patikim. Bet gal čia irgi yra toksai tikslų kėlimas, liktai norisi daug sportuoti, daug dirbti ir turbūt ne vien tik sportas, ir darbas turi įtaką. Ir tas bendras nuovargis, nuovargis traumose yra turbūt labai didelis faktorius. Labai didelis, nes vienas dalykas yra sportuoti, arba tenai, kaip sakau, tenka matyti tuos, kurie pasportuoja ten truputėlį ir vaikšto labai ilgai. Tai jie, kaip ir to nuovargio nepatiria. Bet yra tų, kurie ateina ir stipriai dirba ir dirba kokias 2 valandas, pavyzdžiui. Tai nuovargis yra tiesus kelias ne tik tai į tą bendrą išsekimą, aišku, bet ir į tai, kad galima patirti traumų daug lengviau. Nes antra kokia valanda jau eina ir galima tiesiog lygioj vietoj padaryti. Jūs iš savo patirties galite pasakyti. Taip, aš tikrai esu šitaip, atrodė tokia, kaip pasakau, tas nenugalimumo faktorius, man čia taip gerai einasi, ta diena tokia, kur būna sporto diena, kur gerai tiesiog viskas vyksta, galvoju, tai pratęsiu. Ir žodžiu, ir galima darant tą patį pratimą kelis kartus, tiesiog dėl to, kad nuovargis atsiranda. Tiesiog lygioje vietoje galima nikstel, pavyzdžiui, čiurną ir paskui jau iškristi labai ilgam iš sporto. Tai reikia labai pagalvoti, kad mes esam nugalimi, dėja taip, nuovargio. O sakykit, dar pratęsiant kreatino tą temą, tai ar kreatinas sporte padeda išvengti traumų? Turbūt tai ne to tipo elementas, papildas. Ne, dėja, jis nėra toks magiškas. Vien jį naudojant tikrai negalima sakyti, kad dabar jau traumoms aš esu visiškai imunitetą įgavęs. Tikrai ne. Taip, jis raumenį stiprina, jisai paruošia jį darbui, sulaiko jame vandenį, ta prasme duoda to aktyvaus trumpalaikio tokio energijos impulso tikrai, bet kad nuo to traumos neįvyks, tai tikrai ne. Aš galvoju, kad kartais pajutus tą tokią stiprybę vidinį iš tikrųjų galima ir pervargti ir susitraumuoti, bet tai jokiais būdais neapsaugo. Bet tiesiog yra sunku nuspręsti, kada tu jau esi pailsėjęs. Aišku, daugumą mes turime išmaniųjų laikrodžių, kurie ten jau parodo, kada jau tau kiek tų valandų reikia recoverintis ir taip toliau. Bet kaip turi jaustis, nes žinau daug jaunų žmonių, kurie kiekvieną dieną kažkokio aktyvumo turi, vieną dieną salėje, kitą dieną tenisas, trečią dieną dviračiai ir tiesiog tokiam intensyviam gyvenime gyvena. Kaip pajausti, kad tu jau esi pasiruošęs, kad jau tavo kūnas yra atsistatęs, tu turi jokio skausmo, jokio nuovargio nejausti. Tiesiog koks tas indikatorius gali
Toks klausimas turbūt kiekvienam individualiai tas atsakymas ateina. Taip, kai kurie ten, sakykime, jau sunkiai išsiropštė iš lovos tą dieną ir galvoja, kad sportuoti jau nereikia. Visą laiką reikėtų tiesiog atsižvelgti į bendrą savijautą. Jeigu, pavyzdžiui, raumenynas, kad ir neskauda, bet yra tos tokios kaip fibriliacijos, šiek tiek kaip mėšlungė, reikėtų turbūt tą pertrauką ilgesnę padaryti, nes gali tiesiog raumuo suspazmuoti ir automatiškai jis neturi pilnos jėgos, tai tikrai galima susitraumuoti. Bet yra žmonių, kurie sako, kad net jeigu sunkiai ten labai keliesi, didelis nuovargis, nueini į tą salę, liktai atsigauni, nes atsiranda suaktyvėja kraujotaka, kažkaip tai pasikelia visi tie hormonai į viršų ir visi tie dopaminai ir viskas būna labai gerai. Bet atsakyti vienareikšmiškai, kad va čia ta diena, kad jau reikia grįžti, manau, nėra tokios iš principo. Tiesiog reikia savo kūno klausyti. Reikia klausyti, kada ateini į salę ir jautiesi tiesiog gerai. Gerai, tiesiog nėra jokių diskomfortų, nėra, kad kažkokie raumenys trukdytų arba kažkoks sanarys būtų patinęs, skausmingas, manau, kad tai būtų geriausia. Nuovargis, kurį jauti tiesiog atsibūdęs anksti ryte, tai nėra vien indikatorius, nes čia faktiškai kiekvieną dieną galima jau sakyti, kad gal neįsiu šiandien, nes nuovargis labai didelis. Aš kartais taip darau, bet kartais ir turėdama nuovargį vis tiek eini ir savęs spaudi. Bet kartais būna, kad pagerėja ta savijauta iš tikrųjų. Taip, aš irgi pastebiu, tai po sporto būna kartais geriau negu prieš sportą. Taip. O grįžtant vėl prie kreatino, dabar daug kalbama kaip longevity papildą, ką toje srityje galite pasakyti, kodėl vis dėlto žmonėm ir nesportuojantiem kreatinas yra naudingas? Kreatinas yra labai naudingas vien dėl to, kad, kaip ir aš jau truputėlį užsiminiau, tai jisai paruošia raumenį regeneracijai labai gerai. Jisai sulaiko vandenį tame raumenyje, jisai tampa toksai elastingesnis, minkštesnis, ne taip greitai išsenka, išdžiūna. Taip pat labai yra paruoštas jėgai, bet to jisai aktyvina tų ATP, padidina energijos, kaip pasakyti, resursą pačiam raumenį, pačiose ląstelėse, ne tik tai raumeninėse, tai ir smegenų ląstelėse, todėl kognityviniam funkcijomis irgi labai geras. Jisai taip laikomas savotiškai kaip anti-aging truputėlį papildas. Tai manau, kad jį gali naudoti ir nesportuojantis, ir netgi vyresniems ir tuo pačiu moteriams yra rekomenduojamas labai būtent dėl šito. Tai jeigu jis toksai geras, tai turėtų šeimos gydytojai išrašyti pacientam tokį papildą, kokia jūsų nuomonė. Bet čia turbūt gal specialistai, kurie, sakykime, nesportuoja arba kažkaip nėra tas sportas jų pagrindinis variklis, tai jie galbūt ir nesusidomi, neatkreipia dėmesio į šitą dalyką. Aš tai šiaip patariu visada. Jeigu dar grįžti truputį apie traumas, tai steroidai, jie padidina traumų riziką, kaip suprantu. Taip, ir gali būti ir raumens plyšimas, ir sausgyslės, tai yra minkštieji audiniai, jie labiau silpnesni, mažiau elastingesni, jei teisingai supratau, ar taip? Taip, yra tas poveikis. Tai kaip ir traumų rizika, sakykime, didėja tikrai, jo labiau, kad ir atsiranda tas noras daryti daugiau, labiau, tai automatiškai irgi persistengimas atsiranda. Bet ar tie papildai visi neužmaskuoja tavo nuovargio? Tiesiog gal tavo kūnas yra pavargęs, sausgyslės jau pervargusios, o jeigu tu naudoji tuos papildus, lyg tai užmaskuoji tą pervargimą. Nėra tokio dalyko? Yra būtent su steroidais. Ten, sakykime, apie tuos pavadinimus tikrai nenoriu labai šnekėti daug. Tai yra toks vienas iš steroidų, kuris būtent duoda tą sutepimo jausmą. Teko apie tokį girdėti, tai jisai sutepimo jausmą duoda, žmogus jaučiasi, kad jisai kelia svorį, jam neskauda, jis nejaučia jokių traškėjimų ir tada, kai jisai nustoja šitą steroidą naudoti, viskas išlenda, visi skausmai ir tie plyšimų skausmai atsiranda, tikrai tai būna, tikrai jisai pamaskuoja. Teko matyti tokių pacientų, kurie ateina į mūsų kliniką, raumuo suplyšęs ir tiesiai iš gydytojo vis tiek eina į sporto salę ir tęsia savo sportą. Tai ar jums teko jūsų darbė sutikti tokių žmonių, kurie ignoruoja savo traumą ir tęsia toliau sportą? Tikrai taip. Ir ne vieną, ir sako, tai kada galėsiu grįžti į sportą. Tai aš esu iš tų gydytojų, kurie
neliepiu sėdėti ant sofos. Ta prasme, yra tokių, kur sako, pailsėkit, dabar čia atsigaukit ir taip toliau. Mes dažnai šnekame su pacientais, kadangi mano pacientų, tas ratas yra gan jaunas, yra sportiški žmonės. Tai aš visą laiką kalbuosiu su jais taip, nežinau, kad jeigu žmogus taip pasakys, taip ir padarys, tai geriau jau jį nukreipti, kad jis kuo mažiau savo pridarytų bėdų. Tai mes visą laiką tarėmės šitaip, kad jisai pradeda sportuoti, bet gali sportuoti, sakykime, kitas kūno vietas, kur nėra įtraukiama pažeista vieta, tarkime, ten prisitraukimų, kokių nedaryti, jeigu peties yra, plyšimas raumens. Tai tada mes kalbam apie, kaip aš juokauju, sakau, kojų dienos jums čia dabar. Nes realiai į sporto salę tikrai, neverta uždrausti žmogui eiti, jeigu jis to nori, tik tai truputį jį pakoreguoti, kaip tą daryti. Galų gale net ir su tais pačiais plyšimais. Taip, pradžioj, ūmiam periode, reikia tos šiek tiek ramybės, bet realiai po kelių savaičių aš visada rekomenduoju pradėti su minimaliais, kad ir svoriais, arba iš vis be svorių, pradėti po truputį mankštas. Nes vienas dalykas, taigi ir tas sąnarys stingsta, ir tuo pačiu kiti raumenys nyksta ir silpnėja ir automatiškai žmogus susidaro savyje tokį uždarą ratą, jisai nebegali atsigauti, raumenynas silpnas ir tuo pačiu padidėja kitų traumų rizika. Tai toks truputėlį turėtų būti nukreipimas, bet niekada nereikia uždrausti, nes žmogus nueis, darys bet ką ir tada bus dar daugiau bėdos. O kokia jūsų nuomonė apie pačius traumų požiūrių pavojingiausius pratimus? Dažniausiai turbūt su tais vadinamaisiais deadliftais, ta mirties trauka būna tikrai didelių pažeidimų, ypatingai nugaros. Taip pat, kas keiščiausia, bet ir tuos pritupimus, tos kvotus vadinamosius, irgi žmonės daro netaisyklingai, dažniausiai yra labai apkraunami keliai, arba yra nesustiprinti raumenis ir būna ten tie mikrojudesiai keliuko ir tada prasideda visokie. Tai reikėtų turbūt raumens balansą truputėlį pasižiūrėti, pasidaryti ir tada jau galima keliauti toliau. Nes šitie pagrindiniai, kur atrodo, kaip ir visų mėgstami, bet yra tų reikalų su jais. Dar norėčiau tokią temą paliesti avalinę sporto salėje, nes matau, kad visi perka modernesnius, gražesnius batus, ypač merginos. Ir kokią įtaką ir kokiem pratimam reikėtų atkreipti dėmesį į avalinę? Avalinė, tai dažniausiai, kaip jūs ir sakėte, ten niekas nežiūri, kad tik gražu, bet iš principo avalinė turi būti tikrai tinkama ir kad viduje pėda neslidinėtų, nes būna, kas nusiperka ir per didelius arba tokius nestabilių padų batus. Tai visa tai turi būti labai stabilu, nes kiekvienas mikrojudesys veda prie čiurnos kelių nestabilumo, o tai duoda kartais tuos patempimus. Tai su avalinė reikėtų tikrai žiūrėtis, kad neslidus būtų ir tas pats padas. Turi reikšmės, kad jis turėtų būti plokštesnis, nes dabar tie padai visokie išaukštinti, amortizuojantis. Ir ar yra reikšmė, kad turi būti kuo plokštesnis, kad būtų kuo labiau, kaip sakant, ypač svorius keliant, kad labiau būtų atrama didesnė? Čia į tą klausimą atsakyti man sudėtinga ganėtinai, nes su avalinė, kaip pasakyti, svarbiausia, kad būtų tiesiog koja stabili. Ar ten plokštesnis tas padas, aišku, ten ateina kartais ir su tokiais aukštais, tai tikrai bus bėdos. Priklauso nuo to, ko žmogus atėjo, gal jis tik paminti dviratį atėjo, tai tada viskas tvarkoja. Čia labai priklauso, ką jis renkasi. Bet taip, kuo žemesnis padas, kad būtų prilaikymas, ypatingai jeigu dar vidinis skliautas gerai išformuotas, ten būna tie kėdai su geru to vidiniu skliautu. Aišku, tada tų svorių kėlimas yra daug saugesnis automatiškai, bet labai reikia žiūrėti, ką žmogus atėjo į tą sporto salę iš principo. Net aš galiu pasakyti ir pagal save, sakykime, bokso treniruotėse. Paprastus kėdus dėdavusi, kurie yra, plonų padu, viskas tvarkoj, bet po nykstelėjimo kojos, kurį patyriau, aš kažkaip susimašiau, kad aš noriu tų bokso batų, kurie yra labai plonų, visiškai beveik be pado, ir jie turi čiurnos sutvirtinimą. Tai pasikeitė treniruotės kaip diena ir naktis, turiu pasakyti, tikrai. Bet vėlgi reikia žiūrėti, ar žmogus turi gražią pėdą. Ar jinai yra taisyklinga, ar nėra plokščia, ar nėra kažkokių nestabilumų iš pačios čiurnos po buvusių raiščių plyšimo. Vėlgi, tai tas stabilizavimas būtų tikrai labai sveikintinas iš pačių batų. Ta pronacija, supinacija turi įtakos ir atliekant pratimus? Taip.
Tikrai pacientų ateina, kurie turi bėdų, jie sako, aš darau, pavyzdžiui, tos pačius įtupstus, šuoliukus su štangom, sako, jaučiu nugaroje skausmą ir šoninėse, ypatingai šlaunų dalyse, ir paskui pasižiūrim, tai kad ta čiurna visai nelaiko po žmogų. Nu, ta prasme, yra dalykų, kur net aš ir dėl to ir siūlau ir sportinius vidpadžius neretai, kad įsigytų žmonės, kur pėda neslidinėtų, bet tuo pačiu būtų prilaikomas kliautas. Tikrai yra ryšys. O sakykite, tempimo pratimai, ar juos reikia prieš sportą ar po sporto daryti? Ir prieš ir po aš rekomenduoju. Aš visada rekomenduoju ir prieš ir po. Apšilimas, aišku, yra svarbu, bet tai dažniausiai tą apšilimą teko irgi skaityti neseniai, man irgi buvo atradimas, nes visi sako, reikia ten praminti dviratuką, praeiti per tą takelį ir tada jau galima viską daryti. Nu, ne visai taip. Nes realiai reikia kiekvieną sąnarį paruošti pratempimais, visokiais judesiais, tam, kad raiščiai ir sąnariai susiteptų ir pajustų, apšiltų, kad jiem reikės truputėlį pasidarbuoti. Nes vien praėjimas tą keliu, jis tik tai suaktyvina širdies veiklą, kvėpavimą, bet iš principo, pavyzdžiui, jeigu jūs praeisite tą keliu ir staiga eisite ten kiloti su hanteliu, ne kažkokiu svoriu, tai riešai tai neparuošti šitam dalykui. Bet dauguma šitaip daro. Taip, bet aš asmeniškai po šito straipsnio, kurį skaičiau, aš visą laiką prasitempiu prieš tai ir prasitempiu po to ir tikrai yra daug geresnis efektas, negu kad tenai prabėgti tuo takeliu. Bet dabar gerai, yra ir nuomonė, kad kardio pratimai prieš sportą yra nualina ir tu prarandi raumenų jėgą. Sportuodamas jau raumenys būna pavargę, tai rekomenduojama daryti po treniruotės. Taip, kad toks tai kaip nusiraminimas, be to tų pieno rūgščių išvarimas, kad mažiau tas raumuo būtų užsidegęs ir kitą dieną truputėlį lengviau galima jaustis, tikrai. Bet prieš tai nelabai rekomenduočiau. Aš labiau gal rekomenduočiau ramiai prasitempti visus įmanomus savo sąnarius, juosmenį šiek tiek ir petukus, alkūnės, viską. O volavimas, tai tas pats, kas tempimo pratimai, ar volavimo funkcija yra visiškai kitokia? Volavimas toks labiau, sakykime, raumenų spazmui nuimti, ypatingai po treniruotės labai gerai, aš kiek matau ir man kažkaip atrodo labai teisingas dalykas. Nėra tai visai kaip tempimo pratimai, nes tempimo pratimai, volavimo metu tu eini grinai per tą raumenį ir jį kažkiek tai kaip masažuoji, labiau kaip giluminis masažas gaunasi. Tempimo pratimai vėlgi, jeigu tas raumuo yra suspazmavęs jau iš anksčiau, tai tas tempimo pratimas to raumens net palaiduos. Čia labiau reikia tada volavimus imti, tai nėra visiškai tas pats. O disbalansas, tai ar pastebite, kad vis tiek eini į salę, sportuoji liktai vienodai, viską darai, bet turbūt yra mylimi pratimai, nemylimi pratimai ir po to atsiranda disbalansas ir kokia pasekmė to raumenų disbalanso? Priklausomai nuo vietos. Raumenų disbalansas, sakykime, labai jaučiamas yra šlaunies visam raumenyne, nes visi tos kvadricepsus, keturgalvius labai mėgsta treniruoti, dar kai kurie su hamstringais, o abduktoriai kažkaip tai lieka dažniausiai visiškai nepaliesti ir automatiškai skausmai pertemptos. Tos vadinamoji ta fascia lata būna pertempta, labai skausminga dažniausiai, atsiranda nestabilumas pačiam keliui, labai girnelėse jaučiasi irgi tie dalykai, nes jeigu raumuo keturgalvis yra labai stipriai dažniausiai viena kažkur jo dalis yra stipriai ištreniruota, o kita tokia truputėlį mažiau. Viskas, girnelės pradeda traškėti, poškėti, paskui prasideda skausmai ir taip toliau, žinokit, yra. Tai kelio skausmai yra svarbiausi galiniai raumenys, priekiniai raumenys ir turbūt ir blauzdos raumenys. Abduktoriai, būtent išoniniai, dar reikia nepamiršti abduktorių, kurias taip mėgstam pamiršti. Teko girdėti, kad vyresniam amžiui yra tikslinga labiau stiprinti apatinės kūno dalies, tai yra sėdmenų, preso, kojų raumenis, nes tai padeda taip madingam dabar longevity. Kokia jūsų nuomonė toje srityje? Tai žinoma, raumenynas yra svarbu, bet kuriam amžiui, aišku, bet kuo mes vyresni jau ir taip tas raumuo tampa toks truputėlį mažiau stiprus, mažiau apimtiesėme yra, tai labai aš irgi visada pacientams, kurie ateina vyresni, rekomenduoju raumenų mankštas, ypatingai šlaunies raumenyno, kadangi ateina žmonės, turi kelio skausmus dažniausiai, kokios jos bėdos, klubo skausmai ir tiesiog tai yra stabilumas pats savaime, nes jeigu raumenyno nėra, mes turim nestabilų jau tą kelio sąnarį, nesvarbu, kad visos struktūros gali būti netgi sveikos, tai automatiškai raumenynas turi būti stipresnis, tam, kad tiesiog, kaip aš visiems pacientams sakau, labai buitiškai sakau, čia yra jūsų raumeninis įtvaras, kurio niekur nepamesit, visada su jumis ir jisai apsaugos jūs nuo traumų, nuo kritimų,
nuo nykstelėjimų, kurie paskui tikrai labai skausmingi ir sekantis variantas būna tik operacija. Vyresniam žmogui meniskus operuoti jau truputėlį pasidaro rizikinga, nes ir ta kremzlė būna prastesnė ir automatiškai kalbėti jau apie kelio protezavimą jau nieks ir nenori, taip nėra tai entuziazmo kelianti operacija. Tai visą laiką apie tą šneku prevenciją ir kai kurie pacientai tikrai labai pasiklauso, sportuoja ir tikrai jaučiasi geriau. Būtent dėl raumenų. Vyresnio amžiaus moterims rekomenduojama yra dirbti su svoriais ir dėl osteoporozės. Taip. Tai kažkaip nematau aš sporto salėje vyresnių moterų, kurios kilnotų svorius. Turbūt gydytojai turėtų paskatinti ir šeimos gydytojai, ir reumatologai, kurie gydo osteoporozę, kad vis dėlto moteris turėtų sugrįžti į sporto salę ir dirbti ir su rimtais svoriais, taip? Su rimtais gal ne, bet bent jau pradžioje. Kiek jų jėgos leidžia ir juos didinti, ar yra tiesa? Aš manau, kad taip, bet kaip jūs sakot, nėra tos filosofijos, kad jinai būtų teisinga, kad jinai būtų pritaikoma praktikoje. Tenka man matyti vyresnių moterų sporto salėje, bet kad jos kilotų hantelius, nebent ten pasiema bent jau po kilogramą, teko matyti. Tai labai džiugus vaizdas buvo iš tikrųjų. Aišku, ir tas raumenyno stiprinimas savaime irgi kaulų būkliai turi įtakos. Nes jeigu tik tai namuose sėdėti ir ten išeiti tik tai į lauką ir grįžti atgal, automatiškai kaulai retėja. Juk ne veltui sakoma, judėkime, kad kaulai būtų stiprus. Tai kaulam reikalingas svoris, kad jisai tankėtų, reikia apkrovos. Galima šokinėti, galima svorius kilnoti. Viską, kas yra konkrečiam pacientui galima, nes yra žmonių, kurie turi kokių koordinacijos sutrikimų, tai ten tas šokinėjimas. Mes nekalbam gal ten vyresnio amžiaus, bet sakykime 50+. Taip, tada tokiu atveju tikrai reikėtų svoris, bet visada reikia pradėti nuo to, ką galima iškelti, kaip aš sakau, be staigios jėgos. Tai ir paskui didinti tuos svorius pagal tai, kiek jaučiamas, kad galima. Aišku, tai bet tada moteris turėtų pradėti ruoštis jau nuo 40 metų savo raumenyną tvirtinti, kad jisai išliktų ir senatvėje stiprus. Bet turbūt ir vyram tas pats galioja. Visiems tas pats. Iš principo visada sportuoti kažkiek, tai nesakau, kad tai reikia kaip į darbą eiti, bet reikia bent tas kelias dienas per savaitę paskirti sportui ir tai būtų rekomenduotina tikrai nuo ganėtinai jauno amžiaus. Bet aišku, jeigu žmogus niekada nesportavo, bet sugalvoja, kad paskaitė arba čia dabar išgirs, kad tai yra reikalinga, niekada nevėlu pradėti sportuoti. Tikrai niekada nevėlu, tik reikia pasirinkti pagal savo pajėgumus ir tikrai reikia sportuoti visiems. Bet aišku, geriausia tada tai daryti su treneriu, kuris išmano savo darbą ir gali pagelbėti, nustatyti tą pirminį pajėgumą ir tada jau dirbti su konkrečia programa. Teko girdėti, klinikoje pacientai ateina ir sako, tai gydytojas rekomenduoja sportuoti, sako, taigi aš vaikštau labai daug, ar užtenka vaikščiojimo? Neužtenka. Labai dažnai. Arba sako, aš darbe labai prisivaikštau. Tai mano toks pasakymas labai būna ūkiškas ir tautiškas. Sakau, nuo darbo mes kartais tik tai kuproti ir ligoti būna, bet nesveiki. Tai esmė tokia, kad vien vaikščioti, taip, tai yra gerai mūsų nuotaikai, gerai mūsų širdies. Taip, širdies kraujagyslių. Širdies kraujagyslių, bet iš principo tikrai ne raumenynui. Jeigu mes lygumų gyventojai, mes gyventumėm kažkur kalnuose, tai nebejotinai ten tų raumenų, iš to vaikščiojimo kažkiek tai turėtumėm, kur ten arba aukštyn lipi arba žemyn kopi, visada raumuo dirbs. Bet mes lygumose gyvenam, tikrai neužtenka vaikščiojimo. Vaikščiojimas yra gerai, bet jis yra kitiem dalykam gerai. Bet tikrai ne raumenų stiprumui. Tai rekomenduojate visiems dar nepamiršti kitų sporto šakų, kuriuose yra stiprinami raumenys. Bet ar tie, kurie sportuoja, pavyzdžiui, tenisą, padelį, kaip mes vadiname, socialiniai sportai, tai turbūt jo vieno neužtenka, reikalingas yra pilnas raumenų stiprinimas, kad nesusižaloti to tokio draugų susibūrimo sporte. Taip, nes kaip aš visą laiką ir sakau pacientam, kurie ateina, sako, aš čia taigi tenisą lankau, taigi bėgioju, taigi dar kažką darau. Ir išbėga ir aišku, su krūva bėduoti ateina. Tai aš visą laiką ir sakau, kiekvienam sportui reikia pasiruošti sportu, nes iš principo taip yra.
Nes jeigu mes įsivaizduojam, kad mes sportuojame, padelis ir mes jau sportuojame, netiesa, reikia vis tiek paruošti savo kūną, reikia subalansuoti kojas, blauzdų raumenis turi būti geri, turi būti tie patys pečių, riešai, visi dilbiai, ta prasme, visas kūnas dirba šitose sporto šakose. Tai jeigu mes nepasiruošę nuo sofutės ateisim, tai kas ten bus? Ten iš tikrųjų tik traumos. Turbūt tos sporto šakos šuoliukų, kaip sakau, krepšinis, tinklinis, tenisas, krypties keitimas, jos yra ypatingai traumuojančios ir futbolas tame tarpe sporto šakos. Yra visgi kontaktiniai sportai, komandiniai, tai normalu, kad ir tie pašokimai, taip, ir ten susidūrimai, ir kojų tie pasukimai, dažniausiai keliai, aišku, kenčia dėl šito, jau nekalbant apie visus tos kontaktus, kurių pas mus nepatenka, tai yra ir nosės, visokios traumos ir panašiai. Tai tikrai yra ir tai yra ganėtinai traumuojantis sportai, taip, ir ypač jeigu jie dar profesionalūs. Taip, bet su profesionalu dirba specialistų komanda ir turbūt neprofesionalam turbūt yra daug pavojingiau, nes jie tų rizikų neįvertina. Taip, nes jie ateina, jie dažniausiai nežino, kaip pasiruošti tam sportui ir kartais būna, kad nespėjau, ten kaip nors truputį prasitampo ten pakeliu į tą aikštelę ir ten jau kaip nors. Bet tikrai ateina tokių žmonių labai daug, kurie tuo savaitgalio tie sportininkai tokie krepšinį pažaisti, vyrai susirenka ir prasideda bėdos. Tikrai yra traumuojantis, jeigu nepasiruošiama teisingai. Jeigu sugrįžti dar prie to pokalbio į sporto salę, kokią taisyklę galėtumėte parašyti kaip ant sporto salės sienos? Parašyčiau gan tokią neįprastą taisyklę, nes visur labai motyvuoja, tu gali ten... Taip, dabar labai madinga sporto salės rašyti. The sky is the limit ir panašiai, bet aš parašyčiau labai paprastą tokią taisyklę. Parašyčiau, kad ir vėžlys, ir kiškis bėgdami pasiekia finišą, bet visi skirtingų greičių. Tai aš manau, kad reikėtų truputėlį grįžti į tą suvokimą realų, kad vienas yra labai stiprus, turi gerus genetinius duomenis, kitas yra truputėlį kitoks, yra silpnesnis, galbūt pradėjo per vėlai, galbūt neturi tų duomenų ir mes visi turime siekti savo ritmu visko. Nežiūrėti į draugą, nežiūrėti į kolegą, kuris padarė pasiekimą ir aš taip noriu, nes tiesiog galim susitraumuoti, reikia savo žingsniu eiti, todėl vis tiek pasieksim tą norą, ką užsibrėžėme, tik tai savo laiku. Tai aš siūlau tą tokį, kaip pasakau, truputėlį down to earth. Teko girdėti tokią istoriją, kad vyrai, kurie neturi raumenyno, jie bijo eiti į salę, nes visi kiti yra gražus, o jie atrodo, kompleksas jiem yra. Ir teko net matyti, kad padaro pratimą ir ant mažo svorio ir tada pakeičia svorius, kad po jo atėję kiti vyrai matytų, kad čia buvo daroma su didesniais svoriais. Oi, čia turbūt jau reikėtų problemas spręsti ne tik fizinės. Bet čia realu, nes vyram turbūt yra tai labai svarbu, kokį svorį jie gali pakelti ir lyginasi, turbūt konkuruoja, konkurencija salėje yra ir jie blogai jaučiasi. Yra turbūt to dalyko, neteko man matyti, bet teko girdėti bent jau tokius, kaip sakau, taip drastiškai neteko tokių priemonių girdėti, bet tikrai girdėjau iš ne vieno ir iš artimo pažįstamo vyro, kuris sako, kaip aš čia eisiu, kaip aš atrodau, kaip čia visi ateina, tokie visi kaip nulieti ir panašiai. Bet aš visą laiką tokį patarimą vyram tikrai duodu, nereikia galvoti, kad čia susilpnesnis ar kaip čia atrodysi. Iš principo reikia susitvarkyti su savimi, pasitikėti savimi, juk viskas bus gerai. Kažkada ir jie buvo tokie, kaip pasakau, nereikia lyginti su kitais žmonėmis. Tai tiesiog drąsiai eiti į tą salę, aišku, man lengva pasakyti, gal sunkiau padaryti realybėje, bet tiesiog savo nusistatyti, kad aš galiu, ir aš padarysiu, nes šiandien, ne rytoj ir nereikia pergyventi. Aš net ir su vyrai šnekuosi, kurie ateina pacientai, susitraumavę, sako, aš čia tokius svorius kiloju ir dabar negalėsiu turbūt. Sakau, pradėkit nuo pradžių, po traumos pradėkit su mažais svoriais, nes geriau padarykit daugiau kažkokio pratimo, bet su mažesniu svoriu, negu su dideliu
kelius jėgos pratimus, kur paskui, sakau, vėl susitraumuosite. Ir mes kažkaip susišnekam, viskas tam būna gerai. Prasme, tiesiog reikia jiem truputėlį gal pasakyti, kad čia nieko tokio, kad viskas savo vietoj ir laiku. O sakykite, ar reikia, ar verta reguliariai tikrinti sąnarius, kitus organus, taigi einam pas gydytojus, reguliariai tikrinamės, o kaip iš tikrųjų pas ortopedą, reikia laiks nuo laiko ateiti, ar jeigu nieko neskauda ir niekur neiti? Paprastai, jeigu skausmo nėra, aš kaip visai, ką sakau, pacientams ateina, sako, viskas puiku, sakau, skauda kažką, neskauda. Bet man ten sakė, kad ten nuotraukoje matosi ten artrozė, dar kažkas. Aš visą laiką sakau, mes negydom rentgeno nuotraukos arba magnetinio rezonanso, vaizdų. Mes gydom žmogų. Tai jeigu tas žmogus gerai jaučiasi, jam nieko neskauda, tai ką ten gydyti sveiką žmogų, operuoti dabar dėl to, kad yra kažkoks menisko mini įplyšimas, jeigu jam neskauda. Tai aš visą laiką esu už tos nuomonės, kad jeigu jie jaučiasi gerai, jeigu jam nejaučia jokio diskomforto, jokių skausmų, jokių funkcijos sutrikimų, tai, gyventi gyvenimą, ta prasme visą laiką, jeigu nedaug dievė atsitiks kažkokia bėda, arba jau yra žinoma bėda, tarkime, po kokio raiščių plastikos, ar po kokio plyšimo menisko ir jam neramu, aš tik rekomenduoju, sakau, ateikite, jeigu ten aerodinamikoje pablogės, arba šiaip jaučiatės truputėlį, neramiai, kaip ten toliau viskas eisis. Tai bent jau kas pusę metų, kas metus aš tikrai parekomenduoju ateiti, jeigu yra kažkokia bėda, kurią galima pastebėti ir nereikia dar gydyti. Teko kalbėti su mūsų kineziterapeutė Aistė ir paminėjo, kad kai kurie pacientai po rimtų traumų turi baimę vėl susitraumuoti. Ir šitą baimę juos tiesiog užvaldo ir jie vengia ir tai tampa psichologinė problema, net bijo pažiūrėti į savo galūnę, jeigu jie patyrė ten raiščio plyšimą arba dar garsas buvo su garsu poškėjimu, ten Achilo sausgyslė. Ar tenka jums tokių pacientų? Turiu ir ne vieną tikrai tokį pacientą, bet mes visada stengiamės šnekėtis labai. Nes netgi užsienio literatūroje labai daug šnekama apie tai, kad, pavyzdžiui, ypatingai po raiščių, priekinio kryžminio raiščio plyšimo, labai didelė reabilitacijos komanda dirba tame tarpe ir psichologas. Ir čia nėra nieko mistiško, todėl kad tikrai atsiranda ta baimė, jinai įauga į žmogų ir paskui jam labai sunku atsistatyti. Turėjau irgi pacientą, kuris po operacijos 6 berods mėnesiai praėjo tikrai toksai tvirtas vyrukas ir jisai bijo, jį raumens neturi toje kojoje, nes jam baisu, kad o jeigu jis persistengs. Bet jeigu daktaras supranta, jis yra empatiškas, aš, sakykime, visada su pacientai šneku, aš pasistengiu pabūti tą psichoterapijos šiek tiek seansą tokią duoti jiems, sakau, jūs supraskit, sakau, kad jūs dabar savo labiau kenkiate, negu kad sportuodamas, nes dabar raumens neturėdamas jūs tikrai padidinsit traumą, padidinsit riziką susitraumuoti, ne? Tai mes kažkaip su jais pasikalbame taip ir aš matau, kad to atsiranda tokia ta žiburėlio to akise ir būna, kad jie ateina ir antrą kartą, ir trečią, ten tikrinasi, kartuojasi magnetinius, bet aš visą laiką toj vietoj pašneku su jais, ne tik tai, kad gerai magnetinį padarysim. Sakau, viskas yra gerai, raumenyną reikia stiprinti ir tikrai nebijokit, sakau, nes nusitraukti, jūs turite patirti didelę traumą, kad nusitrauktumėt pakartotinai raiščius. Reikia šiek tiek tą dirbą paruošti psichologinę jiems, bet tikrai yra tokių pacientų ir daug. Turbūt pas mus reabilitacijose tokių specialistų nėra, čia kineziterapeutas turi būti pusiau psichologas, kad su tokiu žmogum dirbtų ir jam pasitikėjimas vėl sugrįžtų. Taip, aišku, dar ir priklauso labai nuo to specialisto, nes būna, kad labai geras specialistas, kad ir kineziterapeutas, bet būna, jeigu, sakykime, kažkoks paciento nepasitikėjimas yra tuo specialistu, jis irgi jo nesiklausys, tai čia vėlgi atsiranda labai daug tokių niuansų ir labai sunku tada tą pacientą atvesti į tą kelią. Bet ar tos pakartotinės traumos iš tikrųjų įvyksta, kaip čiurnos nestabilumas? Tai jis atsiranda ir žmonės yra, kad pastoviai pasitempia čiurną. Tai turbūt yra toks reiškinys, būtent gal čiurnos raiščiam. Taip yra ir tai yra, kaip ir niuansas koks, kad yra raiščių jau pažeidimas, reiškia, jau raiščiai nebeatsakingi vieninteliai už čiurnos stabilumą. Tai mes kalbam tada, kad lieka mūsų viltis raumenis, geri subalansuoti raumenis. Tai aš, pavyzdžiui, su pacientais visada apie tai šnekuosi. Ir tikrai tie, kurie pasiklauso, gauna ten iš manęs tokį mažą bukletėlį, tokį lankstinuką visokiausių pratimų. Jeigu daro, viskas būna gerai su jais. Net viena, atsimenu, pacientė atėjo pas mane, sako, daktarė, sako, prisidirbau. Sako, visus metus dariau pratimus, buvo labai stiprus raiščių, gal 2 ar 3 raiščių plyšimas čiurnoje, jinai dirbo su tais pratimais ir jai viskas buvo gerai. Ir jinai užmigo, kiek jin sako, pati taip ir pasakė, užmigau ant laurų.
ir galvojau, kad viskas čia su manim bus gerai. Ir po mėnesio patyrė pirmą nikstelėjimą po šitos traumos. Sako, va taip. Ir realiai yra pratimai tikrai pagelbėja, pats balansavimas raumenų labai geras dalykas yra. Ne visada reikia ir tų operacijų ar kažko tai. Bet kartojasi tikrai tie nikstelėjimai. Jeigu nieko nedaryti, vien konservatyvus gydymas nepadeda. Reikia tikrai įdėti darbo su savim, kad nesikartotų. Dar labai sporto salėje yra nugaros skausmas, bet turbūt reikia stiprinti ne tik nugarą. Pilvo presas labai didelį reikšmę duoda nugaros skausmui ir sėdmenų raumenis. Kiek teko girdėti, kad žmonės klaidingai galvoja, kad jeigu turi nugarą silpną vietą, tai vengia pratimų, vengia ir nesupranta, kaip gali pilvo presas prisidėti prie nugaros skausmų. Tikrai taip, yra šitas dalykas. Yra ir raumenynas, vėlgi reikia šnekėti su pacientu, nes pratimai tikrai turi būti įtraukiantis visą mūsų korsetą raumeninį. Ir aš labai dažnai net rekomenduoju tuos vadinamosius core muscle pratimus su TRX virvėmis. Jeigu žmogus gali tokius dalykus daryti, plankus bent jau daryti, kad, mes jau kalbam, jeigu matau, kad labai įsibaimina žmogus, sakau, bent jau darykite tas lentas, vadinamasis tos plankus. Sakau, nes tada niekas nejuda, tuomet nereikia apsikrauti, atsilenkimų kažkokiu daryti, sakau, ir tuo pačiu gali raumenyną labai sustiprinti. Tai tada prasideda tokios dėrybos su pacientu, kad jis bent jau darytų. Bet tikrai dauguma galvoja, kad tik tai nugaros raumenis reikia stiprinti ir nieko bendro neturi nei įstrižiniai, nei pats presiukas. Bet nemalonu tą preso raumenyną stiprinti. Pats nemaloniausias etapas, bent jau man, tai tie pratimai turbūt patys nemaloniausi. Vat priklauso turbūt kiekvienas ką, nes aš taip, pavyzdžiui, kaip mano treneris juokiasi, kai aš sportuoju, sakau, aš preso raumenis darydama, aš pailsiu, nes man jie yra lengva jos daryti, aš tiesiog labai... Turbūt kas yra stipru, tas yra lengviausia. Taip, tai aš sakau, tai juokiasi, sakau, oi, pailsėsiu, dabar jau gerai perėjom į presą. O sakykit, kaip gydytoja ortopedė traumatologė, ko niekada nedarytumėte? Ko niekada nedaryčiau, tai... Sporto prasme. Aš manau, kad vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuo aš ir nedarau ir pabandžiau, bet nedaryčiau, tai bėgiojimo. Tiesiog nesutverta tam esu. Reikia labai atsirinkti, kokia būtent sporto šaka yra tinkama. Ne viskas mums tinka visiems. Bet ar bėgiojimas žaloja sąnarius, dėl to nebėgiotumėte, ar dėl to, kad tiesiog jums? Tiesiog aš esu tokia, aš tiesiog negaliu išbėgti ilgai, aš nesu ilgų distancijų žmogus. Man patinka tie tokie iš jėgos, trumpi pratimai, sakykime, daromi, tai taip. Bėgiojimas tiesiog man netinka, tai nėra iš savęs pavojingas sportas, tai yra geras sportas, jeigu jam pasiruošta, jeigu turima taisyklingą bėgimo techniką, avalinė, viskas gerai su tuo. Yra tikrai nėra tai, kad yra blogas apskritai sportas, bet aš jau nebėgiaučiau, nes, ne man. O kokią nuomonę apie crossfitą? Crossfitas, čia rimti reikalai yra, iš tikrųjų, ten žmonės susirenka su rimtais svoriais padirbti. Vienu metu buvo labai populiarus crossfitas, nežinau kaip dabar, truputėlį gal mažiau, tai buvo labai daug traumų, tikrai. Žmonės norėjo, matyt, buvo tos šiek tiek mados jausmo, tai norėjosi tą crossfitą visiems lankyti, bet pečių sužalojimų buvo beprotiškai daug, tikrai. Matyt, kad truputėlį gal tos bazės pritrūko prieš ateinant, nes manau, į crossfitą jau reikia ateiti patyrusiam sportininkui, kuris jau turi raumenyną gerą, o neateiti tiesiog nuo pradžių sportuoti. Tiesiog tai yra sunkus sportas, tikrai. Bet ką galėčiau pasakyti, kad vis daugiau ir daugiau žmonių ateina į sportą, vis daugiau sporto salių atsidaro ir mažuose miesteliuose ir visur turbūt yra džiugu, kad žmonės atranda sportą ir turbūt ir ta socialinė medija paskatina žmonės irgi eiti sportuoti, jie nori gražiai atrodyti, sveiki būti. Tai turbūt yra džiugu, bet viską turbūt reikia daryti saikingai. Tai koks būtų palinkėjimas pabaigai jūsų klausytojams? Taip, noriu tikrai paantrinti ir labai džiaugiuosi, nes vis daugiau pacientų ateina, kur sako, aš sportuoju. Aš einu į sporto salę arba lankau kažkokią sporto šaką. Man visada labai smagu, nes aš žinau, kad su to žmogum turėsiu ką pakalbėti, padiskutuoti, nes jie truputėlį ir kitoks jų supratimas būna, tas mentalitetas labai geras. Tai visą laiką labai džiaugiuosi tokiais žmonėm. O palinkėti norėčiau labai paprastai, tiesiog klausyti savo kūno.
nes labai daug žmonių ignoruoja save, ignoruoja skausmus, ignoruoja savo nuovargį, kad nebegali kažko daryti. Tiesiog reikia klausyti savęs, miego ir mitybos režimą gero laikytis, manau, viskas bus gerai ir būsim sveiki visi. Tai ką, ačiū šiandien už pokalbį. Ačiū Jums.